Labą dieną, su jumis aš, Gidūnė, profesorė Dalia Sekmokienė. Kadangi labai daug informacijos aplink mus ir man dažnai žmonės rašo, ką daryti, kai yra emocinis perdegimas, kai labai daug to mentalinio triukšmo, nerimo ir kaip išvalyti tą protą nuo to mentalinio detokso kabutėse, nuo triukšmo, nerimo. Ir aš visą laiką kreipiu pas psichologus, psichoterapeutus ir kognityvinė psichoterapija labai gerai veikia. Jeigu jūs pats nesugebėt su tuo susitvarkyti, siūlau biohaikingo metodus, visada skaitykite aprašymą, duosiu. Siūlau meditaciją, kas tam primtina daugeliu rytų metodai, nors mokslo pripažinti ištirti, kaip mindfulness, kito pobūdžio meditacijos, pilnai moksliškai patvirtintos, kad padeda atsikratyti nerimo. Bet aš iš savo gyvenimo, iš savo praktikos, kadangi tikrai kartais jau ir nebespėju dėl kelių priežasčių, pasakau dabar savo gyvenimo pavyzdį. Labai daug žmonių nori susitikti, prašo konsultacijos pulso diagnostikos. Labai daug parašo į Messengerį, tai man ją taip svarbu, ta konsultacija mokama ar nemokama, mokamai tai reikia dar daug ir ruoštis, yra labai didelė atsakomybė. O trumpai atsakyti, kur kreiptis, ką daryti, ar pas kokius galbūt gydytojus nueiti, ar pamėginti keisti gyvenseną, sveikesnę mytybą, pamotivuoti, jeigu matai. Ir atsakyti 20-30 žinučių, nors tai aš jaučiu, kad tą galiu ir tai man patinka, tai irgi yra didelis informacinis srautas įvairių žmonių, gyvenimų, įvykių ir visa tai, juo labiau, kad tai pasideda po darbo valandų, nes dabar ir atostogų metu Liepos mėnesį skaitysiu 3 paskaitas, labai kviečiu visus psichologiją. Ir aš ir psichologija platformoje joms ruošiuosi ir šiaip daug tiesiog pareigų, tarnų neturiu, susitvarkyti reiktų vasarą. Taigi aš pati visus tuos metodus išbandžiau mentalinio detokso, nes kaip ir kiekvienam žmogui labai įdomi ir geopolitinė padėtis Lietuvoje, nors nesu politikė arba kad mano domėjimosi sritis būtų kažkaip tai ta politika. Tiesiog gal kiekvienam inteligentui rūpi tėvynės ateitis ir kas su mumis bus ir šiek tiek paklausai. Labai rūpi plėsti savo akiratį, nes viskas keičiasi. Viskas keičiasi. Labai kitaip pradėta žiūrėti ne tik kai kurių organų funkcijas, inkstų, antinkščių, kepenų, skrandžio. Labai suprantamas kitaip žarnyno vaidmuo negu tai buvo prieš 10-20 metų. Ir atsiranda daug ir mokslinių straipsnių, bet juos reikia mokėti, jie siauri susisteminti. O kartais tie patys mokslininkai jau parašo susistemintą medžiagą, bet reikia vėl mokėti atsirinkti tas knygas, kurios yra parašytos mokslininkų ir praktikų kartu. Gydytojas gali turėti klinikas ir daryti ir maitinti žmonės, sveikos gyvensenos elementus įdėkti ir remtis ne tik savo, bet daug kitų patirtimi ir turėti gerą statistiką. Tai tokius aš visada ir skaitau ir esu rekomendavus jum gal apie tą knygų apžvalgą, kada padarysiu, kad ir jūs pasiskaitytumėt, nes kartais būna vienas žmogus išsigydo, padeda keliam giminėm ir skaito, kad ta teorija tinka visiems. Ir tai išleidžia knygą, kas niekas nedraudžia ir žmonės nesugeba atskirti, ar tai taip populistinė knyga parašyta vieno žmogaus nemitybininko. Ir skaito, kad tos informacijos, kai pradeda gilintis, reikia daug, jinai įdomi ir jinai užgožia. Ir jūs čia aš pavaizdavau, kas tas mentalinis detoksas.
kai daug socialinių tinklų, kažkur dar ir meilės reikalai reikia į kažkokias grupės įsirašyti, jeigu esi vienišas, jaunas, įsiskyręs ir viskas rūpi. Ir profesija, ir geopolitika, ir tobulėjimas, ir pasistatyti saulės elektrinę, išmanuoji namai, kur ką įrengti, kaip naudotis, šimtai instrukcijų, vis nauji telefonai su vis naujomis galimybėmis, įsisavint intelektą dirbtinį, chat GPT ir taip toliau. Atrodo, visa tai mums padeda, bet sukuria tą mentalinį detoksą. Ir mano patirtis pristatau. Kadangi mūsų protas bombarduojamas šimtais pranešimų, tai, tai trukdo ramybė ir susikaupimui. Jeigu paskiriat laiką poilsiui kažkur ir turit kartu internetą, ten sode, kieme, ir jūs pagulėjot, pasideginot, pameditavot, jūs kiekvieną dieną skiriate apžvalgai socialinių tinklų ir tai jum yra malonu ir skirkite, nebūtinai, jeigu neišeina visą laiką pastoviu laiku, bet laiką labai ribokite. Pasidarykite tą apžvalgą pagal jūsų poreikius. Jeigu tai jau jūsų gyvenimo būdas, jūs iš to darote video, ką, tai tokiem žmonėm aš patarimų ir nedavinėsiu, nes tai tiesiog jų darbas, jie galbūt ir turi praleistuose socialiniuose tinkluose 8 valandas, bet jūs visi, manau, kurie mane žiūrite, nesate tokio darbo atstovo, esate vairuotojas, gydytojas, bibliotekininkė, masažuotojas ir jum tas didelis informacijos rautas nėra tikslingas ir jūs savo saviugdai pirkite arba knygas, arba susižinokite geriausius autorius, tinklalaidės, kas mokat anglų kalbą, vyresni rusų kalbą, yra specialistų, gal dabar labai nepopuliaru, bet dalis tų žmonių gyvena ir užsienyje, išvykę iš Rusijos ir jie yra savo dalyko geri specialistai ir kai kurie dirba, kuriuos aš stebiu, pavyzdžiui, psichoneurologų, dirba Vokietijos klinikose ir retkarčiais kuria video, kad žmonėm kažką tai pasakytų. Taigi paskirkite laiką profesiniam tobulinimuisi, kažkokią tai formą rinkite žinias apie tai, o tai, kas dedasi pasaulyje, irgi nusistatykite laiką, kiek laiko galima žiūrėti, galbūt išskyrus labai didelius atvejus, kai mus sukrečia, kai kažkas visiškai naujo prasideda, kai krito broliai dvyniai, ta diena, kai prasidėjo karas Ukrainoje ir taip toliau, tai žmonės be abejo nori žinoti ir žiūri ilgiau, bet taip kasdien domėtis, nes tų įvykių labai daug ir ramybei, susikaupimui tai tikrai trukdys ir po truputį dirgins jūsų nervų sistemą, kas atsiliepia be galo daug psichosomatinių ligų, perdegimo, nemigos, kitų dalykų. Tai toks patyrimas, kad turit padūkt lauke, pabūt būtinius darbus, be abejo, kai kuriuos, kurių negali deleguoti kitiem padaryti, jaus malonumą kažkuriuose tuose darbuose, vieni vyrai mėgsta ten meistraut, prie savo mašinos pasikrapštinėti, nors dabar ne viską galima be automatikos ir kompiuterių. Moteris retkarčiais mėgsta firminius patiekalus pagaminto ir vyrai būna labai geri kulinarai. Ir tai suteikia džiaugsmą. O šiaip prisirišimas prie socialinių tinklų gali pakelt dopamino lygį. Aš įdėsiu apie dopaminą ir tai nėra dopaminas tas gerasis, kaip ir cholesterolis, čia psichologiškai gerasis, blogasis, gal taip mane psichologai visiškai, aš čia pati tokią sistemą pasidariau.
kad vienas labai greit gaunamas iš to vadinamo žargoniškai skrolinimo, kai vai, vas, dar sužinau ir man reikia to pasitenkinimo, čia ir gaunasi prisirišimas prie interneto. O kitas, kai ilgalaikių pastangų dėka kažką tai pasiekėme, po truputį eidami, nu, tai atestatas mokyklos baigimo, paskui aukštosios, paskui dar kažkokį išradimą padarom. Arba tiesiog pasistatėm namą po truputį. Ir triukšmas sukelia perdegimą, nerimą ir netgi mąstymo aiškumą, sunku sukaupti dėmesį. Ir dar ryte esu viena ir labai retai įsijungiu televizorių, tada, kai ar lyginu, ar kažkokius darbus. Ir buvo du žmonės, bet pradžios nemačiau, tai nežinau pavardžių. Ir abu, vienas Silicio slėnį dirbęs, Info TV. Nežinau, kodėl jinai taip įsijungė. Pas mane 8 kanalas, aš net nežinojau, kad tokia yra. Ir pasisakė žmogus kaip tik tai tą temą. Ir todėl aš pradėjau klausyti, nes buvo ta tema, kur šiandien rengiausi daryti video. Jau turėjau skaidrės prieš porą dienų pasidarius. Kaip jie emociškai perdegė, kaip vos šeima neįsiskyrė, kaip nejuto gyvenimo džiaugsmų, pradėjo vartoti narkotikus, gerti. Nors buvo nuomojamas būtas Amerikoje už $12 000, buvo visi tarnai, buvo automobiliai, nereikėjo stovėti eilėse ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet nebuvo laiko ir pradėjo žmogus jaustis prieš kitų. Bet ant galo, kodėl vartojo alkoholį ir narkotikus, nesugebėjo nuslopinti tų emocijų ir kad viską reikia minučių tikslumu daryti, kad jis yra visur kviečiamas, kaip programuotos, kaip aš supratau, jis sugebėdavo apsaugoti nuo visokių įsilaužėlių arba rasti naujus technologinius sprendimus toje IT srityje. Ir tai galų gale sužlugdė. O kitas žmogus galite ir pažinti, dabar labai daug apie psichologiją, perdegimą rašo. Irgi buvo žymus verslininkas, kol neatsitiko kelios avarijos, bėdos. Ir jis suprato, kad gali būti laimingas be to savo svajonės, kur norėjo turėti didelį namą ir didelį šeimą. O yra įsiskyręs, turi tik tai vieną vaiką. Ir pervargimas ir tokio kasdieninio lėto gyvenimo būdo stoka šis abu vyrus tiesiog vienu metu sužlugdė. Bet jie sugebėjo prisikelt, vienas iš Silicio slėnio persikėlė į Ispaniją. Tai čia jis televizijoje šiandien pasisakė ir aš ryte su malonumu ir taip dažnai būna, kažkam ruošiesi, bet lyg kažko man dar trūksta, kažkokių gyvų pavyzdžių. Ir labai retai tą televizorių įsijungiu, bet galvoju, aš kelis dalykus įsilyginsiu seniai gulė ant lyginimo lentos, nes yra tokių dalykų, kad reikia. Ir paklausiau. Ir labai labai sukrėtė netgi, kaip daug žmonių atsiduria ties ta bedugnės riba dėl to mentalinio detokso. Net labai turtingi, kurie gali turėti ir psichoterapeutus, ir masažuotojus, ir patarnautojus, ir prieinama labai visą mediciną, tame tarpe ir tą, kuri turi rūpintis jūsų psichinė, psichologinė sveikata. Ir triukšmo šaltiniai tai pirmiausia socialinė žiniasklaida. Matot, ir telefonas, ir užrašai, ir kompiuteris, ir galva jau padėta, nieko nesinori, iš visur ateina žinutė, dar lyginam su kitais. Ir aš kartais apie save informuoju, kur esu, kur būnu, paskatinu žmonės keliauti. Labai smagu keliauti ir po Lietuvą. Labai daug atradau prieš 3-5 metus, gal COVID laikais, ir po to jau Suvalkijoje, aš net nežinojau, kad taip gražu ir Šakiuose, Kuprevičiaus Varpų muzika, kad ten yra netoli Varlių muziejus, taip ten dvaruose, aplinkiniuose, tai esu buvusi. Ir vis naujų vietų atrandama ir kaimų labai gražių, ten yra ir Plokščių,
upelis kaip Venecija ir daug piliakalnių ir visa kita, ir tu pats susidarai tą planą. Aš už tai skatinu keliaut, keliaut, keliaut. Aišku, aš mėgstu pakeliaut, bet pradėjau tik 50 metų, galima sakyti, keliaut, kai vaikai pradėjo dirbti, ir tai mano irgi em, toks malonumas. Ir aš nežinau, dabar, kai pasižiūrėjau visą tai, em, kad keliama ta gražioji pusė, o kiti žmonės negali to pasiekti, tada prasideda lyginimas. Ir aš iš tų kelionių irgi ten į Gvatemalą, į Australiją kėliau nuotraukas. Ar tai yra gerai ar ne, visi kartu padiskutuokim. Galbūt kitas to negali ir lyginimasis su kitais nėra gerai. Bet žmogus visada nebus pats turtingiausias. Matot, kai šiandien pasakiau, ir tie turtingi, tikrai labai turtingi. Aš keliauju galbūt atsisakydama kažkokių puošnių drabužių, prašmatnų remontų, jau kai kur reikėtų, ir tai būtinybė. Bet kiti lygindamiesi galbūt negali ir to, ir ar aš gerai taip darau ar ne, reiktų parodyti viską galbūt. Tai man, pažiūrėjau, šiandien irgi buvo didelis apmąstymas. Reikia parodyti galbūt, kaip tu vargai, kai buvo statybos, kai mėnesiais gulėdavo kažkokios plytos prie paradinio įėjimo, nes stop e, algai. e, Tai yra, reikia sukaupti iš kiekvienos algos tam tikrą sumą atidėti, ir tada gali kažką toliau sutvarkyti, nes antrą aukštą įrenginėjom, labai senas mažas namas apačioj, du kambario viršui be šildymo buvo apšildymas. Ir mes parodom ne tą pusę, kai mes įveikėm sunkumus, nu, nebent įlipom į Everestą, bet čia visos Lietuvos džiaugsmas, tokius dalykus reikia rodyti. Bet gražiais rūbais, parodoj, teatre. Ir nereikia lyginti savęs su kitais, nes aš esu žmogus ir labai daug domiuosi ir stengiuosi nebūti ne tiek egoistiška ir padėti kitiem ir savo, va dabar pasakau, kad nu atsakinėju tas žinutės ir kartais nesugebu. Ir aš tam žmogui nesakau, kad aš tau jau 18 žinutę rašau, štai jinai tokia trumpa, savo laiką ten galbūt vartodama, bet šitas dalykas, kad gerąją savo gyvenimo pusę visą rodžiu, yra. Parašykite, kaip jūs elgiatės. Aš nesakau, kad parodyti ir išnešti iš namų šiukšlės, bet kai mes susidarėm su sunkumais, tai tik stiprus žmonės tą gali padaryti. Ir paskelbiau savo Facebook tinkle žmogaus, kuris labai asocialioj šeimoje užaugo ir kelis kart psichiatriniai ligoniai buvo, ir jis turi pats susidirbti pragyvenimui, o šeimoje negali gyventi, turi dar nuomotis būtą. Tai mane sukrėtė, yra 3 dalys, jis išleido video. Ir jis taip atvirai kalba ir apie būtį, apie šeimą, jis bandė ją ir padėti antroji daly ir trečioji. Ir tokiais dalykais dalintis gali tik labai tyros dvasios žmogus, kuris nebijo atverti tai, kaip iš tikrųjų yra. Taigi mes visi norim būti labai tobuli, o giluminė esmė yra galbūt parodyti, kad gyvenimas yra labai įvairus, kad kiekvienam būna sunkių momentų, kai kažkas šeimoje labai susirga, tu nerandi sprendimų, nes galbūt lyga yra genetiškai paveldėta ir pasireiškia nuo jaunų dienų. Aš daug ir tokių ir pažįstamų turiu ir turėjau ir jaunystėje. Sovietiniais laikais tai iš vis liepdavo tokius vaikus, negalinčius vaikščioti ar daunus, arba kitus dalykus, kad tai nėra labai lengvas kelias. Ir žmonėse galbūt būtų tada daugiau atjautos, nes kai labai puikuojamės tuo savo gražiu statusu, tai
Ir mes norim to pasiekti ir va kairiai paveikslėlis galbūt irgi nori didelės šeimos, gražaus namo, šiais laikais lygiavertės moteris ir vyrai kaip Skandinavijoje. Gal ir gerai, ir mergina stengiasi, kiek čia suprantu, mergina visą tai pasiekti. Ir kai ta emocinė įtampa jau mus visiškai užgula, per daug pareigų, keli darbai, labai spaudžiantis grafikas. Aš pati žinau minutės tikslumu, ten koks buhalteris minutė, ten minutė šiandien, aš taip įsivaizduoju, atsiprašau, buhalterį pasisakyk, jeigu ne taip. Irgi susirinkimai ir visa kito, kai esi dėstytojas lygiai minutę, minutę ir dar negali ir paskaitos sutrumpinti. Pabaigiai visas mintis, pasiruošiai 1,5 valandos, o prakalbėjai 1:20. Nu, tai paskiau įgyji gebėjimų dar kažką papasakot, visada turi bendražmogiško iš tos ryties, būtent iš tos ryties, ne iš savo gyvenimo. O taip, jeigu to nesugebi, tai vidinis triukšmas, perdegimas, stresas, antinksčių sekimas ir tada labai daug ligų, labai silp, labai įsireguliuoja hormonų veikla, apie antinksčių sekimą atskirą video ir dabar nenoriu sustoti ir kiek daug ligų, gal tokio termino medicininio nėra, Adisono lyga, daugiau antinksčių išsekimas, bet tikrai daug visokių lygų yra, kai nusilpsta antinkščiai. Ir antinkščiai silpsta žmogui senstant, jūs patys žinot, kiek daug tokių dalykų. Siūloma adaptogenus vartot, saldymedį vartot. Ką, kas mums padėtų? Skaitmeninis pasnikas, laikas be ekranų. Paskirkim kažkurį šeštadienį, sekmadienį su šeima, kas tai jau mažų vaikų nebeturi, su draugais. Galima ir kas mėgsta vienatvę, kartais pabūt vienam. Aš visada sakau, gamtoje, jeigu nėra sielos draugo, vienas norės vieno, kito ir gausis ne tai, kad konfliktas. Galbūt prisitaikysim be konfliktų, bet pabūt laukia, pagulėti ant žolės, pasižiūrėti dangų, aišku, kai nelyja geriau pamirkyt kojas upelėje, pabraidyt, pasėdėti ant akmens, saugioje aplinkoje pagulėti lauke, kur prie namų, prie kaimo sodybos, į žvaigždės irgi galima pasižiūrėti, jau ypač vėliau, kai naktį pradės anksti temti, rugpjūtį. Kiekvienas kitokiais būdais ir tokį šeštadienį ar sekmadienį arba atostogų metu atsikvėpti nuo skaitmeninio pasniko, tai yra be gadžetų visų. Dėmesio treniruotės, mindfulness. Čia pakartojau pirmą skaidrę, kaip išvalyti protą nuo triukšmo, mentalinis detoksas. Labai tikrai meditacija. Aš pati meditavau, bet ne taip. Aš su Paulium Paradau, radau Facebook'e, draugės patarė, bet ne vien su juo prisijungiau prie grupės. Jis daug nemokamų veda, tokias intensyvesnė buvo mokama apie mėnesį, porą kartų vakarais, kad po darbo sudėtingesnės tos meditacijos. Tikrai pastebėjau, kad vedimas ir jeigu tau tas mokytojas patinka ir pats tu matai jo gyvenimo būdą ir yra labai ramus, tai tu tą ramybę tarsi jo laukas veikia tavo pasąmonę ir tau pasidaro daug geriau. Čia irgi COVID laikotarpiu, kai reikia daug išmokti nuotolinio mokymo būdų, Teamsai atsirado, Moodle sistemos ir visa kita. Ir tai reikėjo visą tai įsisavinti, bet to nuotoliniu būdu visas naujas užduotis, nes ne visi laboratoriniai galėjo būti kontaktiniu būdu, reikėjo duoti užduotis, sugebėti patikrinti, pasakyti, ką gali namuose pasidaryti, tai kartais atrodo iš neįmanom, padarai įmanomą. Ir tas mentalinė įtampa nuėmiau meditaciją. Ne pačia kai viena sėdžiu ir medituoju, tai paskui pamačiau, kad man to negana, man reikia mokytojo. Ir tada atsiranda mokytojas, pasiūlė. Yra daug, aš nesakau, susiraskit šimtai, aš toj srity nesu labai pažengusi specialistė, aš daugiau dėl savęs. Kinų medicinos mokykloje vesdavau tokias nedidelės meditacijas, brūkšnelis pamastymus daugiau 5 minučių, bet ir tai ne nuotoliniu būdu, kai kontaktiniai būdai. Bet man pačiai gilesnės tos meditacijos labai padėjo.
susikaupt ir nerimo atsikratyti. Ir susidarykit 7 dienų mentalinio detokso planas. Tai yra, nu, savaitę įgykit naują įprotį. Sekantis mano video bus apie įpročių formavimus. Nors tai geriau psichologai galbūt žino, aš tiesiog dalinuosi savo gyvenimo praktiką, gal kai kam ji irgi bus primtina. Kiekvieną dieną skirkite paprastai praktikai, be socialinių tinklų, sakysim, ar atsibūdus, ar vakare prieš miegą valandą. Pavyzdžiui, jeigu jūs gulatės 11, tai nuo 10 iki 11 kažką labai ramiai darykite. 10 valandą užbaikit socialinių tinklų vartojimą. Pasitvarkykit namuose, pamedituokit, knygą paskaitykit, pamegskit. Vyrai irgi tokį lengvą, sunkų darbą, ne, galima net ir spintas pertvarkyti, ten moterim apsižiūrėti, ką rengsies ir visa kita. Iš lėto tas, kas tau malonu, tai daugiau moteriški dalykai, gal gamtoj pasivaikščiot prieš miegą, ypač ten, kur saugu, vis tiek saugumą aš pabrėžiu. Nes pas mus išgėrę žmonės irgi gali kabinėtis, ypač kai moteris jaunesnės ir visa kita. Ir reikia derinti intuiciją ir protą. Ir po savaitės įsivertinti rezultatus. Ar miegate geriau, jaučiatės ramiau, iškimbastote, nes maži pokyčiai per savaitę vis tiek turi atsirasti. Ir tada daugiau pagalvokit tų pokyčių. Ir jeigu atgal gražinsiu tą skaidrę, va, moteriškė pradėjo važinėti su riedučiai šeimoje, šeimos galva savo, kad jos galva truputį. Ir jau už savaitės kokie pokyčiai. Pamatė, kad mama ramesnė ir jau vis ir vyriškis savo visus vaikus aprūpino riedučiais ir jau žmona fotografuoja visą šeimą. Ir tai irgi svarbus pokytis. Pamačius, kaip kitam žmogui gera, tą savo gerą nuotaiką užkrėsti kitus gerąją prasme, savo gerą nuotaiką paskleisti, kad jinai kituose taip pat pražystų. Ir kaip palaikyti tą aiškumą kasdien. 10 minučių nors tylos kasdien. Aš sakiau, tą valandą taip prieš miegą pavaikščiu, bet nėra tylos. O čia visiškai yra tylos praktika. Informacijos filtravimas. Tik tai tą, ką jūs nusistatėt. Vis atrandant naują, jeigu pradėsit skrolinti, tai atrasit šimtus įdomių kanalų. Čia apie psichologiją, čia apie, taip dar niekas nekalbėjo apie geopolitiką, čia paaiškinama, kas vyksta. Aš to nežinojau Lietuvoje, kas vyksta Irane, Izraelyje. Pasirinkit. Domėjimuose sritį visų įvykių jūs negalėsit aptarti. Tai dėmesingas pasirinkimas kasdienė mentalinio detokso praktika. Ir paieškoju paveikslėlių, kaip galima pasimokinti tylos, kaip pasakiau, meditacijos. Visai netyčia atradau, net nepažįstu to, čia dabar net neįskaitau pavardės. Tiesiog galvoju iliustraciją dėsiu, ogi žiūriu, kad šių metų yra tylos stovykla, aš manau, kad jų yra daug. Tada jeigu aš vieną uždėjau netyčia, tai jūs tikrai galėsit pasirinkti, nes tikrai nieko nereklamuoju. Bet jeigu nemokat pabūti vieni, tai yra tylos stovyklų, kur jūs galit to pasimokinti, jeigu jums to reikia. Ir pradėkite viską šiandien. Vienas mažas žingsnis, pirmas žingsnis į daugiau ramybės ir aiškumo. Ir tada siela atsivers, kaip daugelybės lotosas spindėdama. Jūs matote pačioj yra pasąmonė, pasąmonėje bus gražus žiedas ir skleis aiškumą, ramybę aplinkiniam. To linkiu visiems ir atsisveikinu su jumis, nustoju dalintis ekranu, visiems sveikatos, ramybės, aiškumo ir sustabdyti tą mentalinį